radijo namai. Tai labai gera. Labą dieną. Mes šiandien susirinkom Ona, Aguona, Lukas, Luknė, Daniela ir Giedrė. Turime labai įdomią temą. Apie ką norim pašnekėti? Apie atvirukus. Atvirukus. Kas yra atvirukai? Atvirukai įsiųsti draugam. Vienas. Ir kad jie labai džiaugtųsi visi draugai. Jeigu susipykę. Ir gali dėl susipykimo, taip. Ir dar jie nupiešė ant atviruko kažkokių dalykų ir parašė nuo ko ir kam. Taip, Aguona. Arba gali būti staigmena arba linkėjimų. Aguona, kaip tu pavadintum, kas yra atvirukas? Kur siunčia per kalėdas. Per kalėdas siunčia. Čia kaip laiškas, tik tais ant lapelio parašo, ne voke. Ant lapelio. Supratau. Bet gali ir į voką. Galima ir į voką, sako, įdėti. Ar jūs esate darę atvirukų? Taip. Aš taip. Dabar aš jau turiu padarytų. Jau turi padaryti. Ir aš turiu padaryti. Gerai, Ona. Atvirukus galima ir nupieštus įdėti į voką, bet reikia įdėti į pašto dėžutę. Labai gerai pasakė Ona, į kur įdedam mes laiškus? Voką. Pašto dėžutę. O kodėl, pasakykite, reikia dėti į pašto dėžutę? Nes tai siunčia paštininkas. No. Tiem vaikam, kuriem parašyta. Ir tom grupėm, kuriom turi būti. Ir pavyzdžiui, Estelai, Juliui, Vėjui iš kūrėjų grupės. O o Leonui mažam, Matildai ir Elai iš žeminiečių grupė. Tai ką čia su to pašto dėžutė daro paštininkas? Iš jos atrakina ją, nes turi tokį raktą dėžučių ir tada išima laiškus visus. Tada nuneša tiem vaikam, kuriem ten būna parašyta. Ir tada tas vaikas gali atsiųsti jam kitą laišką tokį, tam, kuriam buvo parašyta kitą atviruką, kad pasakytų, kad atsidėkotų, kad jis ten jam parašė atviruką ir ta paštininkas į to pačio vaiko įdeda pašto dėžutę, iš kurio paėmė ir kitam nunešė. O pas mus darželį tai be rakto paštas, kur atsidaro gale. Ten kartoninė. O tai tu, Lukne, pasakyk, ar tu namuose turi savo pašto dėžutę? Turiu. Kur jinai kabo? Ant vartų. Kodėl jinai kabo ant vartų? Nežinau, nes taip mama sugalvoja. Lukai, ar tu turi namie pašto dėžutę? Taip, aš turiu, bet mano nei tėtis, nei mama nepakabina. O tėtis tiksliau turėtų pakabinti. Ir man kiekvieną dar savaitę ateina atvirukai kaip pastas. Kurių įdėti, todėl padeda prie durų. Padeda jums prie durų. O Aguona, tu turi pašto dėžutę? Turim. Aš dar noriu Danielos paklausti. Ar tu, Daniela, turi pašto dėžutę? Turiu, bet namo viduj. Tavo namo viduj? Nes pas Luknę buvo labai geras klausimas. Kodėl pašto dėžutės kabina lauke ir ant vartų dar? Kas žino? Dėl to, kad gali lengviau siųst laišką lengviau. Gali būti patogiau, nes į vidų turi pasipelsti. Kas turi pasipelsti? Paštininkai jo laukia patogiau. Žinokite, reikia rakto, kad atsilakintų. Reikia būtinai rakto. Paštininkas, pavyzdžiui, neturi visų namų raktų. Aš neturiu. Todėl jisai į lauką Jis lauko paimti. Sakyk, Lukne, tu. Reikia įdėti pro skylutę, kad galėtų kiti išimti. Taip. Tai jūs paštininką pažįstat kokį? Nu, Aš
Daniela dabar dar pasakys. Šiaip tai pas mane namuose ir aš turiu pašto dėžutės raktą ir paštininkę. Kodėl tavo paštininkai turi raktą? Ir aš turiu. Ir kaip jinai atėjus atsirakina? Dabar pašto dėžutė atrakinta, tai aš ją moku atidaryti ir kiekvieną vakarą atidarau, bet užtat vakare pamiršau atidaryti. Pamiršai, nieko, atsidarysim. O dabar žinot, ką sugalvojau? Istorijų namų darželis turi ne vieną pašto dėžutę. Nematė? Ne, tenas, kur su raktu jau atrakina paštininkas. Einam paklaus Kristinos apie šitą pašto dėžutę. Taip. Ar mes turim laukia pašto dėžutę? Pašto dėžutę laukia mes turim. Ir paštininkas įmeta laiškus. Tai yra pašto dėžutė ne tik viduje, bet ir į tą laiškų dėžutę, pašto dėžutę mes gauname laiškus, kai mums kažkas parašo. O čia, kur turim viduj, tai galime išsiųsti. O klausyk, Kristina, kodėl pašto dėžutė turi raktą? Bet kas į ją neįeitų ir laiškai būtų tik mums. O pas mane namuose pašto dėžutė neužrakinta. Neužrakinta, bet O tai paštininkas turi raktą? Paštininkas įmeta per skylutę, o mes, kai norim išsimti, atsirakinam dureles ir pasiemam. Gerai. O jeigu mes įmetam, tai kaip jis išima? Jeigu mes įmetam čia, į mūsų pašto dėžutę, tai tada paštininkas... pro galą. Va, mes jau turim paštininkę, kuri yra išėmus laiškus ir žino, kaip išimti. Ir tu žinai, nu, tai Aš va, irgi. jūs kaip O paštininkas. kur yra kartais Mūsų išėmė? paštininkė, va čia Daniela buvo mūsų paštininkė. Gilasi buvau pašto. Neduodi mūsų paštininkui raktą. Kad jis atsirakintų ir įdėtų. Nes reikia įmesti per viršų paštininką. Mes turim atrakinti, todėl kad mes gauname laišką, o ne paštininkas. Bet ten yra spina, ar nėra spinos ant mūsų pašto dėžutės? Yra? Gerai, ačiū labai už atsakymus. Ačiū. Mes dabar eisim nufotografuoti tą pašto dėžutę.